arba kažkokio kito dalyko, kad galite aprodyti patikrinimą tiesiog. Ir sveiki visi, su jumis vėl aš, Maratonas. Ir aš Mr. Pijus. Ir mes šiandien statom mūsų servą. Tai čia yra mūsų servas. Mes daug kartų bandėm statyti. Ir čia mūsų sėkmingiausia. Sėkmingiausiai pasisekė pasakyti. Jau dalinai pastatė. Va, tai pradedam. Čia va yra raktai pirkt. O čia išeit galima išlikimą. Su šito va. Jis RTP. Čia va raktai, čia atsidaro. Va tai. Arba galima šop. Ir kad pinigėlių šitos va gauti 1000. Tai galima, va čia reikia nusipirkti va. Vienas pinigėlis 64 000. Tada, čia va yra kalva, taip jį linguoja čia. Čia mūsų ženklas mine, nes jis, toks. Mine. Mine. Tada čia va yra, kaip čia vadinasi ten, kur kalėjimas, tas, kur kaliniai sudėnt. Kur kalėjimas? Čia va, kur dėt žmonės. Urbaninė. Tai čia čyterių kampelis, čia va uždaromės ir apklausim, jeigu jūs neturit DS arba kažkokio kito dalyko, kad galite aprodyti patikrinimą, tiesiog banas ir viskas. Bet mes žiūrėsime ilgai, kol jūs žaisit ir jeigu jūs čytinat, pamatysim, kad jūs tikrai čytinat, tai tada jums bus, jeigu jūs neeisit į apžiūrą, arba jeigu prisipažinsit, kad čyteris mažiau bus banas laiko. Tada čia yra va tokia lentelė, taisyklės. Ir čia ne vien taisyklės. Tai aš esu servo sukūrėjas, o jis openeris ir prižiūrėtojas. Tai jis prižiūri, ar čyteriai, ir aš galiu prižiūrėti. Kartais. Tai net dar sakiau, jeigu banas bus trumpesnis, jeigu prisipažinsit, kad jūs čyteris, ir jeigu jūs prie mūsų ekrano ištrinsit, tai jis dar mažesnis bus. Bet jeigu antrą kartą atsisiųsit, nebus banas. Bus banas, bet trumpesnis. Ir dar bus... Ne, kažkiek, bet ne vieną dieną, pagalvojau. Bus tada... Pamiršau per tave. Jeigu pamatysim, kad antrą kartą čytinu, tai tada banas bus ir jeigu ištrinsit netgi. Nesvarbu, tak pat kiek turi būti. Tai už čytus banas eina 10 dienų. Jeigu 5 kartus surasim mūsų čytis tą patį žmogų. Tai visam laikui. Ką tu čia griauni? Taip, tai čia tokias kušio per knygus. Ai. Knygas sudėlios. Čia va tokia va. Čia va. Tai mūsų server. Čia mūsų spawnas. Ir va ten kažkoks dievas ar demonas gyvena. Kryžius pastatytas čia. Mes nestatėm tikrai. Ir dar parašykit, ką galim kryžiaus. Dar parašykit, kokių pluginų galim įdėti ir kokių, iš visko pastatyti. Galima. Netgi jeigu jūs, kas pats pirmas prisijungs į mūsų servą, tas gaus gerų daiktų, pamatysit. Kas pirmas prisijungs. Tai dar IP nesakysiu, nes dar nebaigtas. Dar, jeigu mums liko atsiųsti prisijungimo, kad būtų register login ir tada jau keltas bus. Tai gal jau viskas galim sveikinti. Jo, tik čia.
Tai buvau aš, Tomas, Mara Tomas ir Rapijus visiems ate.